jauti save erdvėj. Būni čia ir dabar. Ir neduodi niekam nakleikų. Ką matai? O, ten siena. Ne. Ten yra tas, kas tas yra, ką tu matai, be jokių pavadinimų, be jokios reikšmės, be niek. Tiesiog stebi. Ir kuo tu dažniau stebėsi, tada gali pridėti dėkingumą prie to pačio. Nes labai ir smagu. O, esu čia ir dabar. Galiu padėkoti. Esu dėkingas už tai ir už tai ir už tai ir už tai. Automatiškai jau pasikeli savo vibraciją. Ir kai tu būni kuo daugiau sąmoningas, tu pastebėsi dalykus, kad kartais atrodydavo tiesiog prabėgdavo pro tai. Negatyvūs įsitikinimai kokie nors arba baimė paremti įsitikinimai. A ne prabėg pro tai, tu niekada nebūni sąmoningas, kad neegzistavo. Bet kadangi tu praktikuoji sąmoningumą, būdams čia ir dabar, ne rytoj arba ne vėliau, o čia ir dabar, tu pradedi pastebėti dalykus karts nuo karto, kad čia kažkas yra, kur visiškai man, aš nesuprantu, kodėl aš elgiuosi taip, kodėl šis toks mintis tur, iš kur nors yra. Kadangi tu pastebėjai, tu dabar turi galimybę, tai ir dovana tau iš visatos. Jau gali padėkoti už tai. Ačiū šitais, kad aš buvau sąmoningas, kad aš galėjau pastebėti šitą dalyką. Gerai, ko aš turėčiau tikėti, kad tai būtų tiesa man. Arba gali klausti, tarkim, bijai kažkur judėti į priekį, kažką bijai daryti. Kas atsitiktų blogiausiai, jeigu aš pasiryščiau judėti į tą savo aistrą? Kas atsitiktų blogiausiai? Klausim. Surandi šaknį, transformuoji, ištrauki, įdėti tą pačią vietą, kur buvo tas negatyvus įsitikinimas, kažką, kas tau ir pozityvų. Kažką, ką tu nori, tą sugalvoji, va tas ir yra. Tu esi kūrėjas ir kūrėjai. Tu absoliučiai pasirenki viską. Va tas ir yra suvokims, kad tu pasirenki, ką tu galvoji, kaip tu jauties. Viskas priklauso nuo tavo būsenos. Aplinkybės. Dar tik pasakysiu. Kas dedas aplinko? Visiška išorė, jeigu nori vadinti. Aplinkybės nėra svarbios. Tavo būsena yra svarbiausia.